Sveiki bičiuliai. Tai norėčiau pasidalinti įspūdžiais iš paskutinių savo varžybų. Varžybos vyko Lenkijoje, Striks, nežinau, čia šaudymo centras ar miestelis, kaip ten vadinasi, žodžiu, šalia Gdansko. Ir, neįmanoma, aišku, neaplankyti Gdansko. Žiauriai gražus miestas, labai rekomenduoju, jeigu kas nebuvot. Nu, Jėzau, kaip gražu. Nu ir dabar nuo Gdansko prie pirmo pratimo. Pirmas pratimas, atrodo, atstumai nedideli, 140 ir 214, skirtingi taikiniai esantis skirtingose galuose. Gongai mažučiai. Pirmasis 10 cm artimiausias, o kitas berods 15. 6. Tada į. Tada vėl į. Dobra, to nie musisz szukać orderu, to nie czytać, to wiedzą. Iš pirmos pozicijos, antros ir trečios. Na štai ruošiuosi šaudymui, labai faini žmonės, labai geri teisėjai, kaip ir neturėjau jokių problemų su jais. Nu ir dabar tas artimasis mažylis 10 cm, lyg ir arti, bet iš tų nestabilių padėčių, tas jo mažumas tokį savo darė. Aišku, pirmas pratimas visada yra pirmas pratimas. Bandau narstyti, artimas, tolimas, artimas, kiti pozicija vėl artimas, tolimas, artimas. Pratimam yra skirta 90 sekundžių absoliučiai visiems. Bet šūvių skaičius iki 10, daugiau nebuvo. 8-9 tai pagrindė vyravo. Nu ir čia ta vidutinė tokia padėtis, kur dėl to ir pasidėjau antrą maišą, kad turėti kokią tai atramą. Šiaip labai kažkaip iki paskutinio abejojau, su kuriuo šautuvų šaudyti, atsivežiau abu į varžybas. Pratimas 149, 167, 177, 3 langeliai. Tai pamatysit, per kuriuos langelius iššaudyti, to reikės. Tai va, tai vos neburtus mečiau, kuriam šautuvui čia, nežinau, duot galimybę, bet susilkę, kadangi niekaip man nepavyksta iki galo susidraugauti, turėjau didelių problemų su dėtuvėm, bet paskui supratau, kad vis dėlto turbūt ne dėtuvės ten kaltos, o realiai, kaip čia pasakyti, dėtuvės paleidėjas, kuris yra kokių milimetrų, gal truputį daugiau per žemai, dėl to dėtuvės paduoda žemokai. Tai bičiulis Eduardas patvarkė man šitą dalyką ir pabandžiau sudalyvauti. Tai strigimo čia kaip po tokio, kokius aš turėdavau anksčiau, aš neturėjau šiose varžybose. Varžybos nebuvo labai išties sunkios, buvo netaip tolimi atstumai. Čia mes dabar šaudome iš pirmos lokacijos, antra lokacija buvo iki 500 metrų, šitą iki 300 ir, aišku, maži taikinukai. Neturi galimybės šauti toli, tiesiog pasidaryk 10-15 cm taikinius, gongus tai yra, ir problemų išties atsiras. Bet turėjau švarių pratimų, čia pirma diena, šiandieną viskas, kas šiame video yra pirmos dienos video, antros dienos sukelsiu į kitą video. Okay, stop. All out. Nu va, varžybiniai niuansai. Tik pasiruošiau šauti, pys nėra. Eduardai, kokiai tu čia firmai linkėjimų siunti? Biksui Ai, Biksui, linkėjimai.
Jag mag nog kinуть его далеко. You are making a commercial? Yeah. Kommersant. It's wishes for Bixby, yeah, Bix and Andy. Tika the best. Yeah. Tika is the best, the best. Va tokias išvadas, chebra. Andy maybe. Not the best. Andy is... Pasireguliuok biškai nulistuką, taip? Čia Eduardas išties turėjo galimybę padėkoti latviams, broliukams, kurie paskolino jam šitą nuleistuką. Kitaip jo varžybos būtų pasibaigusios kaip ir. Čia antroji lokacija, pirmoji diena. Už kalniuko nieko nesimato, todėl negali nei kolegų sekti, nei ką. Tiesiog taikinius pamatai tik užlipęs ant šitos estakados. Vat kažkur, tai va ten, kur šienas mėtosi, kažkur ten toliau. Nu, va, kažkaip tai padaryta nelabai kas ir matos. Video šauna Eduardas, ką tik pasikeitęs nuleistuką. Dar, man atrodo, net neprisišovė šautuvo, jeigu aš neklystu. Eduardas yra meistras, kuris turi raktus ir kitus pagalbinius įrankius, bet mašinoje, prie mašinos mums niekas nebeleido eiti. Tai gerai, kad tikrai yra žmonių, kurie nešiojasi raktus su savim ir niekada nežinai, ko tau gali prireikti. Va, nuleistuko, kad į varžybas gali prireikti atsarginio, tai niekad gyvenime nebūčiau pagalvojęs, bet dabar jau galvoju kitaip. Nu, matot, labai maži taikinukai, labai mažučiai per padangų va. Ir tas sudaro šiokių tokių problemų, jeigu nepažiūrėjai į gulščiuką, tai pataikymas jau ir nebegarantuotas. Vėją turėjome pirmą dieną šitoje šaudykloje. Čia, kaip matot, dubuo toksai, tai jo labai nesijautė. O tolimoje lokacijoje tokia ganėtinai vidutinė, iki 3 metrų per sekundę. Antrą dieną ten reikalai keitės. Eduardas sumaišė seką, netaip suprato ir čia prisidirbo reikalų. You didn't change the position. So there are 3 positions. Are you ready? Va, matot, aukštas tas vyrukas, kur buvo iššaudę pusautomačių, 6,5 Creedmore'ų. Tai fantastiškai dirbo. Aš nesu matęs, kad šitai pusautomatį šautų. Jisai raškė viską iš eilės. Nu, dabar mano eilė. Nesitikėjau, kad tokia didelė padanga gali šitaip spirokliuoti, jeigu atvirai. Matyt, nuo saulės įkaitų ir pasidarė labai minkštutė. Tai kažkaip nuo jos buvo sunkiau šauti negu nuo šalia esančių žymiai mažesnių. Na ir dabar va, paletės, jos buvo paruoštos. Ačiū Dievui, man prireikė ir ne vieną kartą. Trečia pozicija. Iš tikrųjų teisėjai labai kažkaip proto ribose mus tenai skriaudė, tai tiesiog dažniausiai įspėjimais. Kažkokiu, aišku, jau žiaurių, man atrodo, ir nebuvo diskvalifikacijų, bent jau mūsų skvade, tai tikrai ne. Bet tikrai kažkaip labai malonus, labai viskas juokaujant. Pietukai su bulkyte. Na ir dabar keletas Lenkijos šedevrų. Iš restoranų pirmos dienos pabaigoje jau leidom savo pailsėti.
labai skaniai gamina tikrai ir pigiau žymiai nei Lietuvoje, turiu pasakyti. Kągi, iki pasimatymo, iki antros varžybų dienos.